Šlovinti Viešpatį. Bėgčiau nuo tavęs, tavo meilė amžina. Žinau, vis darau klaidų, bet malonė tavo man kasdien nauja, tavo meilė amžina. Toks pats tu per amžius, tavo meilė amžina, net jei nakčia man baisu, ryte ateina džiaugsmas. Gilus vandenys ir audra, bet ne vienas stovi priešais kliūtį šią, tavo meilė amžina. Bet ugnė man per plati, aš nemaniau galėsiu peržengti, tavo meilė amžina. Toks pats tu per amžius, tavo meilė amžina, net jei nakčia man baisu, ryte ateina džiaugsmas, kai jūrose audra, man bijoti nėra ko, nes aš žinau, kad tu myli. Išeina į gerą mylintiems Dievą. Toks pats tu per amžius, tavo meilė amžina, net jei nakčia man baisu, ryte ateina džiaugsmas. Man bijoti nėra ko, nes aš žinau, kad tu myli. Aš galiu viską, nes tu duodi jėgų. Nieko neįmanomo, tavi akis atvertos, tvirtovės sugriautos, gyvenu tikėjimu. Nieko neįmanomo.
Dievas, kad tu su manimi. Žinau tai, kad viską tu gali. Tavi aš galiu viską, nes tu duodi jėgų. Nieko neįmanomo, tavi akis atvertos, tvirtovės sugriautos, gyvenu tikėjimu. Nieko neįmanomo. Aš tikiu tavi, aš tikiu tavi, aš tikiu tavi, aš tikiu tavi, tavi, aš galiu viską, nes tu duodi jėgų. Nieko neįmanomo, tavi akis atvertos, tvirtovės sugriautos, gyvenu tikėjimu. Nieko neįmanomo, aš tikiu tavi, aš tikiu tavi, aš tikiu tavi, aš tikiu tavi. Dėkojam tau, Viešpatie. Dėkojam tau šį vakarą, Dieve. Dieve, tu mūsų viltis. Mano viltis tik Jėzuje, jo kraujuje ir teisume. Ne tuo, kas man gražu, bet tik Jėzum pasitiki širdis. Mano viltis tik Jėzuje, jo kraujuje ir teisume. Ne tuo, kas man gražu, bet tik Jėzum pasitiki širdis. Kristus tik man nuolat sustiprins silpnėjame ir audron Viešpats visada. Malonėje ilsiuosi aš, net jei mane
Aleliuja, Dieve, dėkojom už tai, kad Tu esi Viešpatie ta ola, ta nepajudinama ola Viešpatie, ant kurios stovi mūsų gyvenimai, Dieve. Tu esi ta ola Viešpatie, kuris kertinis akmuo Viešpatie buvai, kad mes galėtume būti išgelbėti, Dieve. Dėkojom už tai, kad turim galimybę šiandien statyti savo gyvenimus, savo likimus ant Tavęs, Viešpatie. Dėkojom už tai, kad Tu esi stipriausias pamatas mūsų gyvenimams, Dieve. Ačiū Tau už tai, kad Tu, Viešpatie, tiki mums viltį, Viešpatie, kad Tu tiki išgelbimą, Dieve. Medžiam šiandieną sustiprink mūsų, Viešpatie, sustiprink tą pamatą, Dieve. O rašygarą, Džiaisai, Dieve, dėkojom už Tavo malonę, už Tavo meilę, Viešpatie, už Tavo auką. Ačiū Tau, Viešpatie, Tu esi nuostabus, Viešpatie, Tu esi maloningas, Dieve. Dėkojom Tau už visą, ką Tu teiki, Dieve. Ačiū Tau, Viešpatie, Tu esi nuostabus, Dieve. Jėzaus vardu dėkojam Tau. Amen. Galit prisėsti. Ačiū Dievui už Jo šilumą, Jo malonę, už saulėtą dieną. Tikrai malonu susitikti šitam šventųjų susirinkime. Ir nuo praeito karto, kada pamokslavau, pasikeitė daug. Kas nežino, tai susitokėm su Agne ir daug kas klausia, kas pasikeitė jūsų gyvenime dabar. Tai tikrai daug pasikeitė visko ir aš dėkoju Dievui, kad turiu tokią nuostabią žmoną Agnę. Ir tikrai Dievas labai labai stipriai palaimina mus. Norėčiau pradėti su tokia istorija iš Luko 12 skyriaus, nuo 16 eilutės. Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Jis ėmė savo vieną svarstyti, ką man dabar daryti. Neturiu kur sukrauti derliaus. Pagaliau jis tarė, štai ką padarysiu. Nugriausiu savo klojimus, statysiu didesnius ir į juos sugabensiu visus savo javus, visas gerybės. Tuomet sakysiu savo sielai, siela, tu turi daug gerybių sukrautų ilgiems metams, ilsėkis, valgyk, gerk ir linksminkis. O Dievas jam tarė, kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo sielos, kamgi atiteks ką sukroviai. Taip yra tam, kuris krauna turtus savo, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Žinot, kai pasižiūri į savo krikščionius draugus, į save patį, kartais taip atrodo, kad gyveni taip, lygtais amžinybė būtų čia. Stengiasi, darai viską ir ieškai ko geriausio, krauni kažką, kaupi ir žiūri, kad nebetelpa tai, kai jau surinkai, visko tiek daug, galvoju, reikia kažko daugiau, kažko didesnio, kaip čia viskas sutalpinti, tiek daug. Ir daugelis iš mūsų gyvenam galbūt kažkiek daug tiek neturim, kaip tas turtingas žmogus, kad užtektų visam gyvenimui ir nieko nereiktų veikti, bet galvom, dar padirbsiu, dar čia padarysiu, o tada jau galėsiu tarnauti. Dar truputį čia padarysiu kažką, čia mokslus reikia pasibaigti, tą padaryti, tą kažką padaryti ir tada galėsiu daryti tą, ką Dievas man liepia. Kiti galbūt vėl susigalvojam kažkokių veiklų ir atrodo tiek nedaug atliko, truputį. Kas nors, kas, nežinau, tvarkėt gal namus, žinot, kad atrodo truputį čia patvarkysi, bet būna, kad užtrunki ir 1 valandą ir 2, žiūrėk, jau visą šeštadienis praėjo ir pabaigos nematyti, atidedi kitai savaitai. Tai tų darbų mes susirandam daug ir tai klojimus didinti, tai kažką reikia nusipirkti, tai darbus pasidaryti. Ir žiūrim, kad atsitinka taip, kad dirbam ir to poilsio viešpatį, to tikro tokio tarnaimo atsidavimo, tą, ką viešpats yra mums pasakęs, pažadėjęs, galbūt net ir į tai neeinam. Ir Jėzus 22 eilutėje
kalbėjo savo mokiniams. Todėl sakau jums, nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, nie kūnų, ką vilkėsite. Gyvybė yra svarbesnė už maistą, o kūnas už drabužį. Įsižiūrėkite į varnus. Jie nei sėja, nei pjauna, nei turi sandėlių, nei kluonų ir Dievas juos maitina. Jūs nepalyginamai vertesni už paukščius. Ir kai paskaitai, jūs nepalyginamai verti už paukščius, tikrai suprantama atrodo, tikrai mes nepalyginamai vertesni. Bet rašo 25 eilutė. Kasgi iš jūsų galėtų savo rūpesčių bent per sprindį pridėti savo ūgio? Žinau, kad yra tokių žmonių, kurie visą savo gyvenimą siekia pridėti savo ūgio. Viena mergina svajojo tapti lėktuvo stewardese ir toj kompanijai, kuriai jinai visą gyvenimą svajojo patekti, buvo ūgio limitas, ūgio reikalavimas ir jinai jo neatitiko. Nežinau, tai buvo mažiau negu sprindis, kiek jai reikėjo, jinai darėsi operacijas ir tampėsi ir visaip stengiasi, kad jinai tenais patektų. Bet sprindžio kol kas dar niekas neįveikė, bent jau kiek aš žinau. Todėl, jeigu sprindžio nesugebam ūgio savo pridėti, sako viešpats, tai įsižiūrėkite į varnus, jie nei sėja, nei pjauna, neturi nei sandėlių, nei klonų ir Dievas juos maitina, Dievas rūpinasi. Ir šiandieną aš noriu pakalbėti apie Dievo rūpestį. Iš tikrųjų per paskutinį metą, paskutinių laikų tiek patyriau Dievo rūpesčio, tiek Dievo malonės labai daug. Ir noriu šiandieną pasidalinti to, ką Dievas padarė mano gyvenime. Ir aš tikiu, jisai šiandieną nori tau kalbėti, koks esi tu jam svarbus, kaip jisai nori tavimi pasirūpinti. 26 eilutė rašo, jei tad jūs nesugebėte padaryti net mažmožio, tai kam rūpinatės kitais dalykais? Įsižiūrėkite, kaip auga lelijos. Jos nesidarbuoja ir neaudžia, bet sakau jums, nei Saliamonas visoje savo šlovėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų žolę, šiandien žaliojančią, o rytoj metame į krosnį, tai dar labiau pasirūpins jumis mažatikiai. Ir neseniai buvo mūsų vestuvės, aš įsivaizdavau, kad kada ateis tas metas ir reikės ruoštis vestuvėm, tai bus labai daug rūpesčių, labai daug tokio streso, kažkokio vargo ir laukiam to momento, kada tai ateis ir aš tikrai noriu padėkoti Dievui už tą ramybę, kurią jis davė, nes vestuvės organizavo viešpats. Jisai tiesiog visą tą laiką, kol mes organizavos, tokią davė ramybę ir iš tikrųjų visai likus nedaug iki vestuvių, galbūt mėnesiui, mūsų vedėjas, kurį jau buvom suplanavę labai seniai ir galvojom, kad jisai yra geriausias vedėjas vestuvių, koks tik tai gali būti, pasakė tokią žinią, kad dėja negalėsiu būti jūsų vestuvėse. Ir mes bandėm visaip jį kalbinėti, iš darbas išsiunčia į kitą šalį. Ir sakom, galbūt įmanoma kaip nors nupirkti tau bilietus, kad tu vis tiek liktum pas mus. Ir jisai sako, yra įmanomas tik vienas variantas, nebent aš išeinu iš darbo. Ir prisimenu, mes atėjom šeštadienį čia vakare į šlovinimo vakarą jaunimo. Buvom nuliūdę su Agne. Ir ta paskutinė giesmė, kuri dabar skambėjo, jinai ir tą vakarą skambėjo, kad ne tuo, kas man gražu, tik, bet pasitikėsiu viešpačiu. Ir ne viskas taip vyko, kaip mes norėjom tam pasiruošime. Mes įsivaizdavom pastorių kitokį, kuris buvo vestuvėse, vedėją kitokį ir įvyko tokie pasikeitimai ir žinot, po tos maldos jaunimo, po to susirinkimo buvom labai sustiprinti, kad viešpats kažką priruošė geresnio. Ir atėjau į darbą, aš su bendradarbė nuėjom pietaut. Sako, kaip, turbūt jau viskas paruošta vestuvėm, liko ten gal kelios savaitės.
Sakau, beveik, tik tai neturim vedėjo, pastorius irgi turbūt neaišku. Ta taip sako, bet žinok, Andriau, reiškia, Dievas yra priruošęs kažką geresnio. Aš taip žiūriu ją ir tiesiog Dievas prakalbėjo jos lūpomis. Ir žino, Dievas nori, kad mes pasitikėtumėm jo, nesvarbu, kas vyksta. Ir iki vestuvių buvo likę nedaug laiko, bet žinom, kad Dievas visko pasirūpins ir jisai, kaip yra pažadėjęs, jeigu jis aprengia laukų žolę, šiandien žoliojančio, rytoj metama į krosnį, tai juo labiau tavim. Ir yra toksai ant galo mažatikį. Ir tikrai pagalvoju, koks tas tikėjimas kartais, kad galvoju, Dieve, čia, nežinau, jau vos nestraiktas parnys skraidint ar dar kažką, galvoju, kaip padaryti, kad būtų taip, kaip aš noriu. Bet Dievas sako, aš priruošęs tau kažką geresnio, kažką stipresnio, kažką tokio, apie ką tu net nepagalvoji, apie ką tu net nepasvajoji. Ir iš tikrųjų klausė žmonės, kas laimins jūsų vestuvės. Aš Agnės klausiau, sakau, Agnė, kaip galvoju, kas laimins mūsų vestuvės. Ir atsakymas buvo, Dievas laimins. Ir tikrai jisai tai palaimino, tai buvo labai stipru, atsiprašau, kad dalinuosi apie vestuvės, bet prašė pasidalinti, ko gyvenu, tai to dar gyvenam. Ir 31 eilutėje Mato 6 skyriui sako, todėl nesirūpinkite ir neklausinėkite, ką valgysime, ką gersime arba ko vilkėsime. Visų šitų dalykų ieško pagonis. Jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Ir daugelį atvejų mes, kaip bus. Ir žinot, tokio įtampo, tokiam stresė, kas dabar bus. Visai mes su Agne galbūt kelis mėnesius galvom, kur gyventi reikės po vestuvių ir žiūrinėjomės įvairius variantus. Bet buvo taip ramu ir žiūrim vieną variantą, net šitas ne mūsų, kitą variantą, turbūt dar ne. Ir liko iki vestuvių vėlgi labai nedaug laiko, gal 2 savaitės ir paskambino viena moteris ir jinai sako, aš išsivežu mamą į Ameriką ir galbūt norėtumėt pagyventi jos name. Ir mes žiūrėjom kažkokius butus ir galvom, butas galbūt centre, čia būtų tai, ko mums reikia šiandien, mes taip įsivaizduojam. Ir žinot, mes, kai išgirdom tą žinią, vos neapsiverkėm ir tikrai ašaros buvo akise. Ir žinom, kad tai iš viešpaties, tai viešpats pasirūpino ir vasara, žolytė, vėjelė, namukas, tobula. Apie tai net nesvajojom, iš tikrųjų, jeigu atvirai. Dievas, jisai pasirūpino ir rašo, kad visų tų dalykų ieško pagonis ir kartais atrodo, tu neturi kažko, tau reikia, tai tu pasaulis sako, siek to, mąstyk apie tai, gyvenk to. Bet viešpats tie žodis sako filipiečiams, kad mąstykite apie tai, kas aukštybėse, mąstykite apie dangiškus dalykus, o visų kito aš pasirūpinsiu. Ir kaip dažnai aš savo gyvenime nusikreipiu kažkur kitur ir galvoju, ir to reikia, ir to. Ir žiūri, kad nesigauna. Bet kada pasitiki tikrai viešpačiu, kada tu jam pavedi savo svajonės, savo kelius, jisai atsako. Ir tikrai buvo didelis palaiminimas. Ta vestuvių diena, jinai buvo tokia permaininga, oras, buvo saulėtas pradžioj ir kada prasidėjo ceremonija, pradėjo debesis tokie tiršti, juodi rinktis aplinkui, pradėjo žaibuoti ir daugelis, nežinau, bent jau aš ir kiek kalbėjau su pabroliais ir tie, kas buvo svečiai vestuvės, sako, mes meldėmės Dievą, kad tik nelytų, Dievą, kad tik nelytų. Ir tėtis laimina mūsų vestuvės, jisai kalba, aš taip jau galvoju, gal greičiau įmanoma, kaip nors, jisai kaip tiek pasiruošęs, tiek kiek Dievas jam buvo prakalbėjęs, tiek jisai netrumpindamas ir toliau. Ir žinot, praėjo visą tą palaiminimo dalis, dar šiek tiek sveikinimai laukia. Kol nesuėjo visi žmonės į vidų, nei vienas lašas iš dangaus nenukrito.
Ir kada mes su Agne planavom vestuvėms, mes galvom, kad Viešpatie norisi, kad tai būtų ženklas tiem netikintiems, kad tai būtų, kad tu dalyvautum juose, tai troškimas, kad tikrai tavo palaima būtų tame. Ir kada kalbėjom po vestuvių su ta moterim, kuri to dvaro buvo kaip ir valdytoja, jinai sako, žinot, suvaldyti šitaip dangaus gamtos stichijas, tai yra aukštas pilotažas. Sako, ta visa ceremonija tai buvo kažkas tokio, ko nepamiršiu visą gyvenimą. Ir mes kartais planuojam ir įsivaizduojam taip, kaip mums atrodo. Bet Viešpats jisai turi savo planą. Todėl, jeigu kažkas vyksta ne pagal taip, kaip tu suplanavai, nebijok, pasitikėk Viešpačiu. Nes jeigu pasitikė jo, kaip ir šiandien buvo giesmė, mylinčiam Dievą, viskas išeina į gerą. Ir vestuvėse sekmadienį, kas pasiliko, tai girdėjau, sako, tai va, turbūt šiandien be pamokslo liksim, tai turėjom 3 turbūt pamokslus. Ir buvo pamokslas apie gerumą, apie gerą širdį, kalbėjo dėdė. Ir vėlgi, kada mes su tai žmonėm, kurie buvo aptarnaujančio personalo kalbėjom po viso to renginio, sako, ta valdyta, sako, vienas iš mūsų barmenų, kada jūs kalbėjot, sako, visas personalas, nors mums negalima, sako, bet mes už durų stovėjom kaip prikalti, sako, mes kiekvieną žodį gaudėm, nes, sako, tai buvo tyliai, bet mes labai norėjom išgirsti, apie ką jūs ten kalbat. Sako, žinokit, tokia buvo ta aura stipri. Vienas iš mūsų barmenų sako, aš beveik transe. Ir tikrai šventoji dvasia, jinai ne tik mus stipriai palaimino, bet jinai laimino ir tos žmonės, kurie netgi buvo aplinkui. Ir ta Viešpaties šviesa, jinai stipri. Todėl iš tikrųjų noriu padrąsinti kiekvieną, nenustokim pasitikėti Viešpačiu. Filipiečiams 4:6 eilutėje rašo, nieko nesirūpinkite, bet visose reikaluose malda ir prašymus su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra. Garbinga, tyra, mylima, giriama, apie visą, kas dora ir šlovinga. Ir iš tikrųjų Viešpats nori, kad mes ne tik nieko nesirūpintumėm, bet tos savo rūpesčius, tos savo troškimus išsakytumėm jam. Tas mūsų išsakymas yra kaip pripažinimas Viešpaties didybės, Viešpaties valdžios ir jisai jam rūpi tai, ko tu gyveni. Ir kaip rašė, kad kaip Kristus yra pasakęs, kad nejaugi Dievas nežino, kad viso to jums reikia. Taip, jisai žino. Bet ne ten turi būti mūsų fokusas, ne ten turi būti mūsų mintis, nes kada tu susikaustai į tai, kas tau atrodo reikšminga, galbūt tavo mašina sugedus, galbūt kompiuteris stringa, galbūt, nežinau, darbo neturi. Ir žinot, gali praleisti visą dieną mąstydamas vien tik apie tai, Dieve, kaip man čia susitvarkyti, ir atrodo ir meldies, ir tu ten surišinėjai tos sugedusias dalis mašinos ten ir visą darai, kas surišta danguje, tas ir žemėje, ir ten skelbi Viešpaties kraują ant visko ir žiūri, kad vis tiek kažkas netaip vyksta. Dievas nori, kad tu pavestum jam savo rūpesčius ir jisai jais rūpinsis, o tu mąstytum apie tai, kas šlovinga, apie tai, kas teisinga, tyra, mylima, giriama. Ir žinot, kai mes pradedam mąstyti apie Dievo žodį, apie tai, kas tikrai gera, apie tai, ką Viešpats duoda, tada 7 eilutėje Filipiečiams 4 skyriaus rašo, Dievo ramybė pranokstanti visokį supratimą saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Iš tikrųjų, kaip galim greitai mes nukrypti tos tokius mažiau reikšmingus dalykus ir kaip svarbu yra išlikti Kristuje. Ir
Pirmoji psalmė mes žinom, kad palaimintas žmogus, kuris mąsto apie viešpaties įstatymą dieną ir naktį, jis bus kaip medis žaliuojantis, prie upelio pasodintas, kuris metų atėjus duoda derlių. Amen. Todėl kiekvienas iš mūsų fokusuokim savo mąstymą į Kristų, nukreipkim savo mintis apie Dievo žodį, nukreipkim savo mintis tenais. Ir Filipiečiams 4 skyrius 4 eilutė rašo: džiaukitės viešpatyje visuomet. Ir vėl kartoju, džiaukitės. Jūsų romumas tebūna žinomas visiems, nes viešpats yra arti. Ir kada tu vaikštai su Kristumi, tu jauti jo malonę, tu jauti jo artumą, tu gyveni jame. Ir tie žemiški dalykai pasidaro netokie reikšmingi, kaip jie atrodo čia būnant ant žemės realybėj. Todėl apaštalas Paulius jisai ragina: džiaukitės, džiaukitės, džiaukitės. Ir žinot, tada, kai tu esi suspaudimuose, tada, kai tu esi stresinėse situacijose ir tu nesinervuoji, tai yra šviesa pasauliui. Tai yra ženklas pasauliui, kad tu esi tikintis. Kad kas bevyksta, tu išlieki pasitikintis, kad tu išlieki stiprus Dieve. Luko 12 skyrių 6 eilutėje Kristus sako: argi ne 5 žvirbliai parduodami už 2 skatikus, tačiau ne vienas iš jų nėra Dievo pamirštas. O jūsų net visi galvos plaukai suskaičiuoti. Tad nebijokite, jūs vertingesni už daugybę žvirblių. Atsisuk iš šalia esantį ir pasakyk: tu vertesnis už daugybę žvirblių. Taip, tu esi vertesnis už daugybę žvirblių. Ir jeigu viešpats žvirbliais pasirūpina, gėlėm pasirūpina, jisai pasirūpins ir tavimi. Luko 12 skyrius 31 eilutėje rašo: ieškokite jo karalystės, o visa tai bus jums pridėta. Ir 33 eilutė sako: parduokite savo turtą ir aukokite gailestingumo aukas. Įsitaisykite savo pinigų, kurios nenusidėvi. Kraukite nevystantį turtą danguje, kur joks vagis neprieina ir kandis nesuėda. Nes kur jūsų turtas, ten ir jūsų širdis. Ir vėlgi mes sugrįžtam, jeigu prie tos pirminės istorijos apie tą turtuolį ūkininką, kuris gavo didelį derlių. Jisai turėjo tiek daug, kad jo mintis buvo, kur dabar padėti, netelpa nei ten, gal pasiskolinti kokį nors sodybą, ar kokį sandėlį, ten sukrauti, ne, galiu prarasti. Ir jisai gyveno tom mintim, jisai sugalvojo galiausiai pastatyti ten, kur viskas tilps, ir kada jau viską padarysiu, kada viskas įvyks, tada galėsiu mėgautis gyvenimu. Ir nežinau kaip pas kitus, bet pas mane dažnai būna, kad netelpa rūbai į spintą, bet nėra ką užsidėti kartais. Kad, nežinau, įvairių dalykų gali atsitikti. Ir, žinot, viešpats jisai nori, kad mes būtumėm tie, kurie dalinamės. Ir šitoj 17 eilutėje 12 skyriaus rašo, kad neturiu kur sukrauti derliaus. Ir dažnai mes savo gyvenime, kada perpildyti esam, kraunam visur į spintas, į laisvus kambarius, į palėpes, tada į rūsį. Rūsis jau tiek perpildytas, kad nėra kur praeiti. Man teko kraustytis, tai tiek daiktų daug ir nereikalingų. Ir galbūt prieš 2 metus jie buvo vertingi ir kažkas dar galėjo jais pasinaudoti, galbūt galėjo parduoti ir, kaip čia sako, parduokite ir įsigykite turtą danguje. Galbūt galėjau parduoti ir kažką su to padaryti gero ir dabar tai sunyko. Ir dažnai mes kraunam, va šito gal prireiks ir spintui tie rūbai, neužsidėjau 2 metus, bet 3 metus galbūt prireiks, gal neturėsiu iš kur nusipirkti naujų. Ir mes tokie susigūžę ir kraunam ten. Ir patarlėse 11 skyriui 24 eilutė rašo: vieni dosniai dalina ir turtėja, kiti pasilaiko daugiau negu reikia, bet dar labiau nuskursta.
Todėl jeigu šiandien turi perteklių kažkur, rūbų, batų, kompiuterių, mašinų, dar kažko, pasidalink. Nelaikyk to, leisk į apyvartą. Jeigu neturi kam atiduot, parduok, paaukok kažkam. Nešk, jeigu turi per daug, nebūk kaip tas šikštolis, kur kaupia viską, renka. Į rūsį neįmanoma praeit, bet vis tiek deda ten ir antrą rūsį pasimsim ir trečią sudėsim, bet neduosiu niekam. Gal prireiks. Viešpats duoda tam, kad mes naudotumėm. Ir sako tam turtuoliui kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo sielos. Ir kai tu supranti, kad viešpats rūpinasi, jisai rūpinasi, kuo tu apsirengsi, jisai rūpinasi tais paukščiais, tom lelijom, tavim ir visais savo išrinktaisiais. Jisai nori, kad tu būtum tas, kuris aukoji, tas, kuris atiduodi, tas, kuris turėdamas perteklių nesi gopšas. Ekleziasto 2 skyrius 26 eilutėje sako, žmogui, kuris jam patinka, jis suteikia išmintį, pažinimą ir džiaugsmą, bet nusidėliui duoda sunkią užduotį rinkti ir kaupti, kad galėtų atiduoti tam, kuris patinka Dievui. Todėl, jeigu tu esi tas žmogus, kuris patinka viešpačiui, jisai suteikia išmintį, pažinimą, džiaugsmą, o nusidėliui duoda sunkią užduotį rinkti ir kaupti, rinkti ir kaupti į rūsį, į spintas, dar kažkur visur, kad galėtų atiduoti tam, kuris patinka Dievui. Todėl būk patinkantis viešpačiui. Būk toksai, kurio viešpats gėrisi. Ir viešpačiui patinka, kada mes aukojam, kada mes turim dosnę širdis. Todėl pirmas dalykas, pasitikėk viešpačiu. Kas bebūtų, nepaliauk pasitikėti jo, kad atsakymas yra arti, viešpats yra arti, jis niekada tavęs nepaliks, niekada tavęs neapleis, tu esi vertingesnis už gėlės, už virblius, jeigu jisai jais pasirūpins ir tavimi. Maldoje pavesk savo rūpesčius viešpačiui. Ir trečias dalykas, būk sąžiningas ir dosnus su tuo, ką tau viešpats davė. Nepasilaikyk per daug. Ir noriu paraginti visus aukoti dosne širdimi, aukoti tiek, kiek esi širdį apsisprendęs ir tiek, kiek gali aukoti su džiaugsmu. Ir žinau, kad viešpats jisai galingas dosniai palaiminti, dosniai praturtinti. Ir jeigu šiandieną matai stokojantį, nepraeik pro šalį, ištiesk ranką. Turi 2 marškinius, o daugumas iš jūsų turim ir daugiau. Pasidalink su kažko, jeigu kažkam reikia. Jeigu kažkas nori pasiskolinti, nenusigręžk. Todėl aš tikiu, kad kai mes pradėsim gyventi taip, viešpats duos mums ir džiaugsmą, ir išmintį, ir jisai tikrai pasirūpins tais visais mūsų poreikiais. Ir visų pirma, statykim viešpatį savo gyvenime, viešpatį žodį. Todėl noriu pasimelst, kad Dievas suteiktų mums jėgų, suteiktų mums išminties, kad ateina tie testai, nes tikrai ypatingai po šito pamokslo ateis man testas, ateis kiekvienam iš jūsų testas ir kaip jūs jį praeisit. Todėl laukim iš viešpaties testo, praeikim į 10-balį sistemai ir tikrai viešpats jisai tada pamatys atvers dar didesnius dangaus vartus, palaiminimus. Ir būsit tikrai labai palaiminti. Dieve, dėkom tau už šį vakarą, viešpatė, dėkom už tai, kad tu kalbi viešpatė, už tai viešpatė, kiek tu daug jau pasirūpinai iki šioliai, Dieve. Mes iš tikrųjų esam dėkingi viešpatė už tavo meilę, už tavo aprūpinimą, Dieve, už tai, kad tu, Dieve, duodi mums daugiau negu mes esam nusipelnę, Dieve. Mes meldžiam padėk, kad būtumėm patys tokie dosnus viešpatė, kad mes būtumėm tie, kurie esame atviromis širdimis prieš tave viešpatė, prieš savo artimą, Dieve. Padėk, kad mes kasdieną galvotumėm apie tai, kas aukštybėse viešpatė, ne apie tos rūpesčius, kurie slegia mūsų viešpatė, bet atiduotume maldoje jos tau, Kristau. Dėkom už visą, ką tu davėjai. Ačiū tau viešpatė Jėzaus vardu. Amen. Ir galim ateiti aukoti.
Tėve dangų, šventas tu esi, skubėki ateiti, tebus tavo valia, kaip dangus, taip ir čia, šioj žemėj, valia jo bus pas mus.
kad šlovinčiau, kad šlovinčiau tave, kad šlovinčiau, aš gyvenu, kad šlovinčiau, kad šlovinčiau tave, kad šlovinčiau, aš gyvenu, kad šlovinčiau. Kad šlovinčiau tave, kad šlovinčiau, aš gyvenu, kad šlovinčiau. Kad šlovinčiau tave, kad šlovinčiau, aš gyvenu, kad šlovinčiau. Kad šlovinčiau tave, kad šlovinčiau, aš gyvenu, kad šlovinčiau. Jėzau, kad šlovinčiau tave, kad šlovinčiau, aš gyvenu, kad šlovinčiau. Tu vertas visko, kad šlovinčiau tave, kad šlovinčiau, aš gyvenu, kad šlovinčiau. Tik dėl tavęs, kad šlovinčiau tave, kad šlovinčiau, aš gyvenu, kad šlovinčiau. Dėkojam tau, Viešpatie, dėkojam tau, Šventoji Dvasia, dėkojam tau, Jėzau. Ir mes mylim tave, Dieve, ir giedam tau šitą meilės giesmę, Viešpatie. Mylimasis Jėzau, trokštame regėti tavo veidą šlovėje. Šis pasaulis baigsis, jis tiesiog išnyks, kai mus priglausi meilėje. Mes trokštam tavo dvasios, tavo meilės ir artumo, tavęs mums niekas neatstos. Dangų mums atverk, krita lietus, palaima gerai, bet svarbiausias tu. Dangų mums atverk, leidžias ugnis, trokštam labiausiai tik tavęs, labiausiai tik tavęs. Dangiškasis Tėve, žemė nusileisk, savo meilę mus palies. Pro atvertą dangų regim tavo veidą, savo širdį mums išliek. Mes trokštam tavo dvasios, tavo meilės ir artumo, tavęs mums niekas neatstos. Dangų mums atverk, krita lietus, palaima gerai, bet svarbiausias tu. Dangų mums atverk, leidžias ugnis, trokštam labiausiai tik tavęs. Dangų mums atverk, krita lietus, palaima gerai, bet svarbiausias tu. Dangų mums atverk, leidžias ugnis, trokštam labiausiai tik tavęs, labiausiai tik tavęs. Mes mus trauks aukštyn, prie tavęs artyn, į tavo rankas.
Dvasia mus trauks aukštyn, prie tavęs artyn, į tavo rankas. Jėzau, dvasia mus trauks aukštyn, prie tavęs artyn, į tavo rankas. Dvasia mus trauks aukštyn, prie tavęs artyn, į tavo rankas. Dangų mums atver, krita lietus, palaima gerai, bet svarbiausias tu. Dangų mums atver, leidžias ugnis, trokštam labiausiai tik tavęs. Dangų mums atver, krita lietus, palaima gerai, bet svarbiausias tu. Dangų mums atver, leidžias ugnis, trokštam labiausiai tik tavęs. Labiausiai tik tavęs, trokštam labiausiai tik tavęs. Labiausiai tik tavęs. Amen. Būkit palaiminta bažnyčia.